Rietavas ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kai išvedėme procesiją ant upės kranto, tik tuomet jos galas pasirodė iš tamsaus šilo. Nu ką, ėjom, pasiklydom, takelis baigėsi, paskui vėl atsirado ir dabar jis veda per upelį. Išlindom iš kemsynų, sušlapom, išsitešlinom, bet šiaip ne taip radom takelį. 1833 metais mirus Mykolui Kleopui Oginskiui, Rietavą paveldėjo jo sūnus Irenėjus. Jis Rietave įkūrė pagrindinę rezidenciją ir ėmė vykdyti plataus masto ūkinį, socialinį, urbanistinį ir architektūrinį pertvarkymą. Pagalvokime, 833 metai, Florencijoje miršta Mykolas Kleopas Oginskis, Rietavą perima valdyti jo sūnus Irenėjus Oginskis, 20 kiek jam, 6 metai. Ir nuo 33 metų iki 63 metų per 30 metų sugeba perkeisti ne tik miestelio visą architektūrą, ir čia atsiranda rezidencijos rūmai, bet ir gyvenseną šitą viso regiono, milžiniška dvaro valda, laisvų, raštingų valstiečių luomas suformuojamas. Garsių Europos dvarų pavyzdžių Bogdanas Oginskis 1872 metais Rietave įsteigė orkestrą. Pasamdė vadovą, nupirko instrumentus. Orkestrantams mokėjo algą, davė išlaikymą, drabužius, paradinę uniformą. Jauniems talentams ruošti ir ugdyti buvo įsteigta muzikos mokykla. Pirmoji juk muzikos mokyklos direktorium prisikalbino Kalvaitį, Varšuvos konservatorijos auklėtinį. Labai solidus atlyginimas ten buvo sutartas. Po to po Kalvaičio čia ateina į Rietavą Naujalis, kuris ir vargonuoja ir porą metų čia Rietave sukinėjasi. Po to dar kartą rokiruotė. Kalvaitis grįžta į Rietavą, Naujalis išvyksta į Kauną ir ten patampa jau vargonikų patriarchu. O, kaip sakiau, esminis vis tik tai maestro tai buvo Josefas Mašekas, kuris sugebėjo profesionaliai sustyguoti Rietavo orkestro ir repertuarą, ir visą sąstatą. Ir jau jisai, kai susirinkdavo, kaip matome iš šaltinių, kai suvažiuodavo į Rietavą, atvažiuodavo ir Plungės muzikantai, jau vedantis tonas būdavo Josefo Mašeko. Rietavo dvaro orkestro vadovas ne tik subūrė aukšto meistriškumo muzikantus, bet ir kūrė naujas muzikines tradicijas Žemaitijoje. Pakilok truputį lėtėjęs. Kažkur Nelabai norėčiau. Buvau radęs kažkur parašyta, vienas veikėjas rašė keliauninkas, kad 20 kg panašiai ant nugaros nešioja. 6 kilometrus per mišką. Iš Jerubaičių, ten toks buvo kelias tiesiai per miškus ir, ta prasme, rodė navigaciją, viską. Ir vietinis mums ten viską prirodė. Bet, žodžiu, buvo ten po poros kilometrų tokia atkarpa, kai nieko nebėra. Tundra. Eini ir nieko nebėra. Tundra, jo. Tešlos tokios, kelio nebematyti, navigacija ten nuo to miško irgi jau nieko neberodo tenais, ta prasme. Tai ten buvom taip užbridę, vienoj vietoj ir batus nusimovinėjom, per upelį basomėjom. Nes eina kelias kažkoks miškovežio, jisai tiesiai per upelį ir nuvažiavo. O mes to jau čia remimės, čia būtų jau mūsų pagrindinis, žodžiu, įsigelbėjimas. Tai ten užbridom, pusvalandį pametėm. Įdomiausias buvo kaip šiandien, miškas, kad neorientuojame, reikia daugiau aktyvuoti smegenys ir suprasti, kaip numirti. Įdomiau, Vilniuje gyvenu kaip princas, galima pasakyti, per daug gerai, nebežinom gamtą, ką reiškia būti miškas, su daug visko nepatogu. Ir kad
kad koja, kad skaudėjo irgi, nes sportą kartai darom, bet jeigu neintensyviai. Čia buvo daugiau išeiti nuo komforto zonos. Ogi čia buvo 1872 metais buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje muzikos mokykla, profesionali. Ir kartu su Plungės muzikantais atvažiuodavo ir Konstantinas Čiurlionis, Kostukas dar vaikėzas. Ir čia šitoj muzikantiniai jie ir repetuodavo, muzikuodavo, tai mes dabar aš siūlysiu truputėlį žvilgterėti apeiti pro muziejų, keletą pažiūrėsime tokių akcentų, o paskui trupučiuką į dvaro sodybą pasižiūrėti. Rietavo muzikos mokykla ir kunigaikščio Bogdano Oginskio orkestras buvo vienas ryškiausių Lietuvos dvarų muzikos kultūros pavyzdžių. Jis tęsė ilgaamžes Lietuvos didikų muzikos puoselėjimo tradicijas. Atvažiuoja Plungės Mykolo Mikalojaus Marko Severino orkestras į Rietavą bendroms fiestoms su Bogdano Oginskio orkestru. Ir kartu su kitais Plungės muzikantais Kostukas, 14-15 metų, tolumoje ten pietiniai pusėje, švyti 3 bažnyčios bokštai, pasuka vežimai pro liūtais puoštus vartus ir vėl prieš akis vienas bokštas, vandentiekio bokštas, čia už mūsų priekyje antras bokštas, oficinos laikrodžio bokštas, ir dar už to oficinos bokšto dar vienas bokštas, vėliavos bokštas, šito kvartalo dominantė, 27 metrai. Šitie bokštų siluetai, kokią turėjo vaizduotės pažadinimo, tiesiog sprogdinantį gerąją prasme įspūdį. Taigi čia sustodavo tie ekipažai ir pasitikdavo Plungės orkestrantus, Rietavo orkestrantai. Mes dabar tik tai galime spėlioti, kokie čia muzikos garsai, kokie čia glebeščiavimai būdavo tuo metu ir kaip šioje aplinkoje pirmą kartą pasijuto mūsų būsimasis genijus Kostukas. Bogdano Oginskio orkestras pasižymėjo ypatingu profesionalumu ir puošė XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios dvarų muzikos panoramą. Jis darė didelę įtaką vėlesniai profesionaliosios muzikos raidai Lietuvoje. Koks atsiverdavo tais laikais, XIX amžiaus pabaigoje vaizdas, čia sustojus į rezidencijos rūmų pusę, kurie nuo mūsų į šiaurinę pusę. Vientisas architektūrinis urbanistinis ansamblis su įspūdingu neorenesansiniu vėliavos bokštu. Na ir žinoma, centrinė rūmų dalis, 3 aukštai, ten, kur dabar vėliava plevėsuoja, žiemos sodo siluetas. Ir taip į parko ten toj pusėj nišą atrastume jau 7-ąjį bokštą. Palmių bokštas toj pusėj, ten už informacinio stendo 15 metrų aukščio. Jeigu palmė karčioji karijota buvo 12-13 metrų, tai bokštas buvo 15 metrų aukščio. 7, kaip sakyti, bokštų kompozicija. Čia tarp tų lisvelių yra būtent ašinė linija, ištisinis grindinys paslėptas ir antroj pusėje bažnyčios fasado didybė. Dar 3 bokštai. Vienu žodžiu, Čiurlionis atsiduria šitoj vertikalių tų bokštų lekiančių į dangaus aukštybę aplinkoje. Ir ne veltui paskui mesgi daugelį matome jo paveikslų vienaip ar kitaip reflektuojančius bokštus. Taip kad Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui šitie impulsai vizualiniai vėliau turėjo žadinti gilias refleksijas ir vizijas šitų arkadų. Juk pažiūrėkim paveiksluose, kiek ten arkadų. Taigi arkados vėlgi, žinoma, ir iš jo vaizduotės, bet jos kažkur turėjo užsifiksuoti. O užsifiksuoti turėjo būtent iš Rietavo oranžerijos žiemos sodo arkadų. Na ir žinoma, negalėjo nepalikti įspūdžio ir tas puošnus rūmų parteris su fontanais, su 8 mūzomis, kurios tais laikais antikinės mūzos, kurios puošė rūmų parterį. Čia už ano rožino ir už tos juodosios pušies, kur ten dabar tamsus siluetas, muzikantų terasa.
kurioje orkestrai susėsdavo ir ten repeticijos, ir ten koncertai. Tai buvo fantastiška. Vėlgi nuo tos terasos atsiskleidžia parko perspektyva su tvenkinių visais ir upelių vingiais. Tai prisodrinta dvaro kultūros erdvė. Vienaip ar kitaip tai buvo didžiulis kraitis, impulsas tolimesniai Čiurlionio kūrybai. Ne tik tai natūralūs gamtovaizdžiai, kaip Raigardos slėnis romantiškas, kaip obelaičių žydėjimas, bet ir šitie kontrastuojantys jau prisodrintos dvaro kultūros erdvės įspūdžiai. 8 skulptūros, 8 mūzos, kurios čia segmentuose stovėjo, ir tos mūzos, kaip žinome, kad 27, turbūt 28 metais jau, kai rūmai buvo sugriauti, jos kartu su augalais oranžerijų, kaip juokėme, sakome, čia ne oranžerija, čiagi buvo atogražos Rietave. Jeigu 15 600 su viršum vienetų augalų kolekcija oranžerijose buvo aprašyta, tai kas čia turėjo darytis? Kas pačiam Kostukui turėjo nutikti, mačius šitokius egzotiškus dalykus? Rietavo orkestru Bogdanas Oginskis visada didžiuodavosi. Orkestrui tekdavo reprezentacinės užduotys. Jis grodavo žemės ūkio ir pramonės parodose, žirgų lenktynėse, aukštuomenės pobūviuose, sutikdavo garbingus svečius. Ir kas metai buvo tradicija, kad atvažiuodavo į Rietavą Plungės muzikantai, čia kas vasarinis ritualas, įvažiuodavo, kaip šnekėjom, pro tos baltus vartus su vežimais, ir jų bendri koncertai būdavo ne tik tai čia muzikantų terasoje, bet baigiamieji koncertai muzikantų saloje. Ir žinoma, tos 3 metų atvažiuodavo kartu su Plungės orkestru ir Kostukas, kai jau jisai pradėjo kaip profesionalas griežti Plungės Mykolo Mikalojaus Marko Severino Oginskio orkestre. Rietavo orkestras vasaros metu daug keliaudavo, linksmindavo vasarojančius Palangoje ar Latvijos kurortuose. Juk Jūrmaloje tais laikais kas metą vykdavo Pabaltijo muzikinės fiestos, ten mėnesį laiko vykdavo tie didieji muzikiniai renginiai. Ir ar Plungės muzikantai vykdavo į Jūrmalos šitas orkestrų šventes, šito aš nesiryžtu sakyti. Labai norėčiau pasakyti, kad taip, kad ten irgi Kostukas dalyvavo, bet tai gali būti klaidinantis. Bet kad Rietavo muzikantai vykdavo ir kad tenai ne tik tai patys muzikantai, bet 30 kaštoninių žirgų pabalnotų vienodais balnais būdavo išvežami ir ten jie marširuodavo per tos parados ant žirgų muzikantai su pučiamaisiais. Tai anų laikų muzikinės kultūros aidas ir tie dalykai, žinoma, vienaip ar kitaip susiję su Kostuko, su Konstantino dvasia, su jo genijaus šito dvelksmu. Ten buvo muzikantų terasa vadinama, dengta erdvė, tenai būtent vykdavo pagrindinės muzikantų fiestos ir galima tik įsivaizduoti, kaip tas aidas sklisdavo į miesto pusę, nes štai iš šiaurinio krašto dengia oranžerijų blokai, toj pusėje rūmų korpusai, ten toj pusėje oficina. Na, idealus reflektorius, kuris leido muzikai skambėti parko ir miesto erdvėje. Bogdano Oginskio orkestras koncertuodavo ne tik Rietave ar Plungėje, bet ir Rygoje, Peterburge, Maskvoje. Rietavo muzikantai buvo žinomi Vakarų Europoje kaip aukšto profesinio ir meninio lygio atlikėjai. Kai sodinam šios ąžuoliukus, ąžuolus, tai tada negalvojam, kad jie bus dedikuoti būtent šitiem orkestro grandam. Čia Žilevičių, būtinai jį turim paminėti. Dainų šventės Lietuvoje pagrindinis organizatorius. Ir Čiurlionio mirties 10-ųjų metinių paminėjimo organizatorius, jo parodos Kaune organizatorius. Vienas iš tų, kuris įdėjo labai daug pastangų, kad atsirastų Čiurlionio muziejus. Na, Mašeka, žinoma, tas 26 metai atiduota buvo šitai misijai orkestrų kultūros. Bogdanai ir kunigaikščio
Mykolo Mikalojaus orkestrai čia muzikuodavo, tai atminimai esame pasodinę Zibaldo obelis, kurios gražiai žydi pavasarį. Na ir centre šitos salos esam pasodinę Sofijos liepaitę ir Konstantino ąžuoliukas. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras tęsia senąsias tradicijas. Nuolat dalyvauja įvairiuose apskrities, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, dainų šventėse, pučiamųjų instrumentų čempionatuose, kuriuose ne kartą užėmė prizinės vietas. Rietave ypatingai meno mokyklos buvimu džiaugiamės, kad labai talentingi vadovai ir amžinatilsį Algirdas Jankauskas, kuris pakėlė orkestro kultūrą, kad Rietavo muzikos mokykla tai vizitinė kortelė yra orkestras, pirmiausia orkestras. O ką ir kalbėti apie dabartinę meno mokyklą su puikiu vadovu Nerijum, kuris vadovauja meno mokyklai ir to, kas labai svarbu. Aš nežinau, ar Lietuvoje daug surasim miestelį, kur beveik kas 4 vaikas lanko muzikos mokyklą. Tai čia unikalus dalykas. Labai tuo džiaugiamės, kad žmonės, Rietavo žmonėms šitas Oginskių paveldas, Čiurlionio vardas, Čiurlionio kūryba, jinai magišką poveikį ir turi ir aš nebejoju, kad turės. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslas Žinia. Gydytoja Audronė Zupkienė pabandė šį paveikslą įsiuvinėti kryželiu. Darbas užtruko metus ir 3 mėnesius. Siuvinėjant pirmąjį paveikslą Žinia, į Audronės sielą sugrįžo ramybė. Kai pamatėme, kaip tai padaryta, tai aiktelėjau, nes tai tiesiog genijaus šitų darbų įamžinimas kitokiam visiškai priemonėm ir tobulai atliekant spektrografiją visą spalvų ir nepaprasto kruopštumo darbai. Rankų darbo siuvinėtas paveikslas Reks, skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-mečiui. Darbas truko 3 metus ir 10 mėnesių. Kiekvienas Audronės darbas ne tik siūlas drobėje, bet ir pagarba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybai įsiuvinėtai į laiką. Tai ten ir bičiulystė, ir karalių pasaka, ir praeitis, ir žinoma, tas daug diskusijų dar laukiantis diptikas Tyla. Vaikelis sėdi prie pienės ir virš jo paukštis, greta šaulys, virš plikų kalnų pakibęs paukštis ir šaulys nukreipęs lanką į viršų. Ten daug ką pamastymų toje vietoje yra. Ir žinoma didysis Reks, kuriam sukurti Audra Zupkienė paaukoja ko gero pačius gražiausius 4 savo gyvenimo metus. Kokį gerą projektą sugalvojo, tai kad realizuojat, kad jūs suorganizavot žygeivius ir kad būtų galima pamatyti ir jiems, ir mums, jūsų akimis, pamatyti savo kraštą ir šiek tiek refleksiją apie kad ir Čiurlionį ar ten kitus. Tai čia to sveikintinas dalykas labai. Kaip lyginant Italiją ir Lietuvą? Kiek laiko jau Lietuvoje? O, 9 metai. Bus 9 metai ši žemė. Tai jau. Ja, nu, kaip lyginimą, aišku, matosi iš karto emocija, kaip rodėm emociją, kaip Italija daugiau emocija. Šitą turi gerą dalykus ir blogas dalykas. Lietuvoje visiems ramiau. Italija turi dar daug seną kultūrą, daug istoriją, turi daug gamta skirtinga nuo kalnėnės ilgi. Gerą dalyką apie Italiją, kad yra ilgi, nuo šiaurės iki pietus yra daug skirtumas. Daržovė, kur yra pietus Italija, gal nėra šiaurės Italija, auga šiaurės Italija. Yra tokie daug skirtumas, kai gal Lietuvoje nėra, ir maža šalis nėra taip tokie daug skirtumas, bet Italija labai geras atostogauti man. Aš galvoju, Europoje viena gražiausias ir turtinga šalis, kur gali atostogauti. Gyventi dabar man
geriau Lietuvoje turėti šeimą ir aš galvoju, daug girdėjau ir kiti italai, kad gyvena čia, sako. Gyvenimą kokybiškai yra geriau Lietuvoje negu Belgijoje, nes pavyzdžiui, tu gyveni Vilniuje, kaip daug žmonių, 15% plus minus žmonių iš Lietuvos gyvena Vilniuje, bet tu paimi tavo mašiną, 30 minutų važiuot ir tu esi prie ežero, pilna gamta ir tu gali matyti, kada vasara yra. Ten yra daug sostinė Europą, kur tu gali šitą daryti tikrai. Ir man patinka, kad viskas yra greit ir teisėt. Tiek su Belgija, tiek su Italija, šitie žmonės, kurie šitą miestelę padėjo pagrindus, Oginskiai labai buvo susiję. Italija tai antroji tėvynė, Toskana Oginskiam. Florencija, Venecija, Padova, Jėzu. Belgija irgi Briuselis, Briuselis. Visą didelį sostinės Europą turime šitą problemą, ir tas pats kaip Bruxelles, Milano, Roma. Noriu pasakyti, kad prie stotis Vilniuje, aišku, prie stotis nėra gražiausias vietos, kur būti, bet saugu nėra daug problemų, o jeigu Roma, Londona, Bruxelles, reikia būti labai atsargiai, labai... Turi šito jausmas, gal Italija, Belgija ir aš girdėjau ir Vokietija, dabar ir Skandinavija pradėjo, turi šito jausmas, kur nesaugu. Ir šito nėra, Lietuvoje neturime šito jausmas. Mes jaučiamės... Čia kol kas ačiū Dievui privalumas yra.